Nu ką, labą dieną. Tai einu vėl ant turnikelio. Tai visą savaitę vaikštau aš čia ir vis galvojau apie tai, kad vis žiūrėjau į žemę, vis galvojau, rasiu kur be pinigų ir blemba antrą ar trečią kartą radau 2 eurus, blemba. Tik 2 eurus. Nesuprant, kas čia yra, nieko nesimato, visam pavėsą kažkokį. Va. 2 eurus radau. Šioje nesąmonė. Norėjau daugiau rasti. Niekaip neišeina ras daugiau eurų. Tai va. Bet esmė ta, kad kiekvienas tik ateina ir vis galvoju, blemba, kai gerai būtų ras čia pinigų kokių. Ir va. Tai jau šiandien žiūriu ant gatvės, blemba, kai kamštukas. Taip sustojau, galvoju, blemba, kad čia pinigas. Tikrai ne kamštukas. Palaukau, kol mašinas nuvažiuos, prieinu, opcija. 2 euriukai. Na tai va, už tos 2 euriukus nusipirksiu 2 pakus makaronų. Nu ką, galim pasižiūrėti vėl į Nemuną kaip pastoviai. Kas naujo? Aha. Kaip matau, nieko. Tik kad gerai eina ir viskas. Čia žada vis potvinius, čia užšalimus kažkokius. Niekaip neužšalo tas Nemunas. Vadinasi, Nemune šilčiau nei lauke. Nu, nes lauke viskas čia užšalinėjo, bet Nemunas kaip teka, tik teka. Taip bet. Tai lauke minus 16. Nežinau, kaip čia seksis man ant tokio oro sportuot. Tikiuosi viskas bus gerai, nes prieš tai vat, kol laikiau kamerą rankose, tai mažas pirštas tai labai nušalo. Tai vat, šiandien jaučiuosi toks be kūrybinių idėjų, jokių minčių neturiu. Tai tikiuosi nebus nuobodu žiūrėti. Nu, nes kartais būna, šauna kažkokios mintis, tai vat, tai ką nors pašneku. Dabar tai sakau, šis atrodo neturiu jokių minčių nieko. Einu toks kai zombis. Šutina jaučiu į galvą tik tai saulę, o išsirengti negalim. Nes peršals. Nu, štai kad toks sezonas. Nu negaliu, einu, niekaip atrodo galo nėra. Visiškai nesieina šiandien man. Visiškai. Toks atrodo tingumas konkretus. Nežinau, tingumas ima viršų. Belekai tingo atrodo. Vajer. Nesuprantu, kas čia dar. Sakau, niekaip nedainu. Dar liko kokie, nežinau, 15 kilometrų pėstutė. Tai įsivaizduokit, ką reikia man iškentėti. Na. Čia ne downhillą mint kokį. O į pėstutę daug sunkiau. Tas Nemunas tai kai karštos versmės kokias. Žiauriai užkaitęs. Nu ką, esu netoli turnikelio. Ką pastebėjau, kad jaučiu gal nėra tų minus 16, blemba, kol atėjau, tai karšta vėlė kaip pasidarė, net iš kapušono šokau. Rankas irgi net prakaituoja, šitaip karšta atrodo. Tai va, nu tik nosis biškai jaučiu šalo, bet nieko tokio. Aš žinau, gal nesportuot, gal namo varys. Ir taip tingisi, o jėzas. Belekai. Nežinau, einu, niekaip nedainu atrodo, nors jau netoli. Tai turnikeliai. Tiesiog neseina atrodo. Nu ką, atėjau iki turniko. Bandysiu šiandien kareivėlius daryti. Tai čia bandysiu kareivius daryti, bet bandysiu daryti čia uždėjęs į kairę ranką, čia uždėjęs į dešinę ranką. Na, tai biškai kitokio principo darysiu. Tada po to kitokio principo bandysiu čia įprastus tas kareivėlius daryti. Ir po to, nežinau, žiūrėsiu, kaip seksis.
Jeigu viskas gerai, tai šausiu vėl ant vienos rankos, aš bandysiu mokytis prisitraukimus. Nes tipo, aš pagal idėją aš norėčiau iš viso tos prisitraukimus daryti, kaip visada įprastai, bet bandau neleis savo to daryti, kad būtų kažkas nauja kūnui. Nes aš šiaip galėčiau dabar šaut. Galėčiau šaut dabar, nežinau, kokius 50 prisitraukimų per kartą. Čia be jokių melų. Gerai meluoju, 45. Nuo 5 iki 50. 100% garantuotai, kad galėčiau dabar tiek padaryti. Bet nenoriu šių daryti, nes noriu biškį ant kareivėlių padirbėti. Pas mane ant kareivėlių skaitasi mažas skaičius labai yra. Tai noriu biškį didesnį skaičių iššaut ir tada įpratinti save ant tų kareivių. Tada man gausis, jog kareivį darant aš atliksiu 2 pratimus. Tai gausis prisitraukimas su atsispaudimo ant turniko. Čia jeigu darai, čia tipo, jei darant kareivėlį, tai vat, koks išeina sportas kitoks biškį. Gaunasi vieno prisitraukimo, vieno kareivėlių darai 2 pratimus. O jei įprastai ten daryčiau dabar prisitraukimus ant skaičiaus, tai būtų tiesiog prisitraukimai. Ir jokio papildomo ten atsispaudimo ar dar kažko. Nebent turėčiau atskirai setuką daryti. Lygiai gretės arba ant atsispaudimo. Tai vat. Tai žodžiu, einu pasidarau apšilimą su gumom ir tada bandysiu kareivėlius šaut. Atrodo, kad apsišiksiu bedarydama šiandien, bet gal neapsišiksiu, nežinau. Gerai. Pirmas bandymas. Kitokių kareivėlių. Rankos vėl su magnezija pateptas. Šalta. Einu bandyti daryti. Neina iš vis daryti tokių dalykų. Seniau kažkaip eidavo, aš dabar nebeatsimenu. Ar su bangeliam, ar be bangelių. Žodžiu, šitą darysiu, kai bus šilta. Nes per šalta šitam dalykui. Už tai, kad, arba bangas turiu naudoti, arba nežinau ką. Reikia išdirbti. Kai išdirbsiu, tada padarysiu. Tai dabar einu daryti tada čia kareivius. Paprastai. Ką padariau įprastas 6 kareivius. Tai va, einu ilsėtis 2 minutės. Tada toliau darysiu. Ką? Dar vienas setukas. Jaučiu kūną skaistą tik. 7. Kaip gerai. Pavariau šakės.
Jaučiuosi, kai kalnus nuvertęs dabar. Eina savo. Nu ką, dar vienas setukas. Tikiuosi geras bus kaip ir antras. Keturi. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Nu va. Dabar padariau 9. Čia labai gerai. Kiti net vieną nepadaro. Ir ant minus 16 šalčio. Tai va, einu vėl ilsėtis. Ilsiuosi po 2 minutės. Ir va, prašau, koks rezultatas. 2 minutės pailsi ir eina iškart raud gerai skaičių. Iškart jaučiu, kai šyla, viskas taip gerai. Šakės. Nu ką, dar vienas setukas. Tikiuosi ir taip gerai seksis kaip prieš tai. Šeši. Septyni. Eik tu savo. Nu ką, dabar 7 padariau. Jau pasunkėjo biškį. Nu dabar einu vėl ilsėtis. Nu ką, dabar bandysiu ant bicepso kareivėlius daryti. Prieš tai dariau tokią padėtį, dabar darysiu tokią padėtį. Tai biškį vėl kita raumenų grupė įsijungs ir biškį dar kitaip darysis. Tai va, einu daryti. Nu va, dar tik pirmas setukas buvo. Koks keistas pojūtis, darant tokius kareivėlius. Nes gaunasi, kad aš taip prisitraukiu virš turniko, tada ta tokia sprogstama jėga atrodo įsijungia. Nu, nes prisitraukiu, atrodo, kai užskrendu, tada taip uždedu rankas ir tokia kaip atsispaudimo šaunu. Ir viskas, ir gaunasi kažkaip. Nu tai va, einu ilsėtis vėl 2 minutės. Nu ką, dar vienas setukas ant bicepsų kareivėliai.
Eik tu sau, kaip sunku. Ir čiut padariau. Na, bet taip pirmi visados tokia būna. Du. 3. 4. Blemba dilbiai labai dirba. Na, šiaip kiekvienam skirtingai. Aš dabar jaučiu dilbius. Eik tu savo. Nu gerai. Kaip antram setukui labai gerai čia. Nu ką, einu vėl ilsėtis. Sunkumo lygis ekspert. Sunku buvo. Sunkiausia tai, kad delnai šąla labai. Tai va. Ką dar vienas setukas. Ant bicepsų. Kareivėliai. Blemba, vis užsikabinu ir vis baisu daryti tą pirmą traukimąsi, nes jisai toks sunkus būna. Eik tu šiek kaip sunku. Na, pirmas labai sunkus būna. Eik tu sau. Man kepurė užkrito biškį. Tai biškį nematau. Eik tu čia. Viskas užtenka šitų kareivių, nes aš jau daug dar negaliu leisti savo darytų pakartojimų, tipo setų, už tai, kad ant vieną setą aš jų labai nedaug padarau. Tai va, tai užtenka 3 setuko konkrečiai. Dabar eisiu daryti ant vienos rankos prisitraukimus, vėl negatyvus, o tada po jų eisiu ant lygiagrečio atsispaudimus daryti. Bet ant viršaus, kai dabar ant turniko prisitraukdavau ir ant viršaus tą tokią atsispaudimą dariau, kad kareivį padaryti, tai dabar eisiu, ne dabar, bet po tų negatyvų, po taiso ant lygiagrečio ir ant lygiagrečio viršaus šausiu atgrinai tokius atsispaudimus. Tai va, einu ilsėtis. Nu ką, pirmas setas, vienos rankos prisitraukimas, darant negatyvus. Nu ką, kaip pirmas setukas visai neblogai, sakyčiau. Šį kartą net padariau 3 negatyvus, aną kartą, kai dariau vos po 2 jo daryti. Dabar išėjo ant tokios pozicijos
3 padaryti, čia labai gerai. Ir ėjo jaust kaip nusileidinėjo. Eik tiesa. Nu ką, dar vienas setukas, negatyvai, one arm pull-up. Eik tiesiog su ta dešinė ranka, kažkokia deformuota ranka. Net neina pasisukti, atrodo, aš turiu būti pasisukęs į dešinę pusę. Davai, grįžk. Bet su dešinė, labiau sukuos, va taip suktukais nei su kairė. Bet su dešinė, tokioj padėty tai šakis kaip sunku. Rodo susirakinęs kažkoks. Tai va, bet sekasi labai gerai. Ką, dar vienas setukas, one arm pull-up, negatyvas. Dabar yra beveik 4 vakaro. Tai jaučiu oras atvėso dar labiau. Nu ką, 3 setukus padariau jau. Ant šito ir užteks. Nes čia perspaus labai negalima, nes po to gali dar nesąmonių kokių būti. Nes čia su tais inkrais savo sveriančiais irgi sveria nemažą svorį. Tai čia su bendru kūno svoriu ant vienos rankos tokį svorį. Kurmi nutraukinėtai čia šakės, dar nutrūks ranką pat. Tai va, tik dėl to užtenka. Tai dabar šausiu čia, va, ant šitų lygia grečių. Tai va, pailsėsiu ir pafilmuosiu, kaip darysiu atsispaudimas. Ir kokius 4 setukus ar 3 net neįsivaizduoju, nes labai vėsta oras jau. Jaučiu ant kūno, arba gali būt, kad pats atšalau. Vaikeli, oras konkretus. O ką, atsispaudimai ant lygiagretės. Ne tokie, o kai turniko viršus. Po 25. Nėra jie lengvi, jeigu atrodo, kad lengvai darau.
Nu ką, dar vienas setukas, dabar jau striukę užsidėjau, nes dabar yra po 4:10, oras konkrečiai atvėso. Neina net ilsėtis normaliai kaip prieš tai. Turi bimbinėti toks ir, belekai šalta daro šakį. Tiesiog kaip sunku. Rankas vas sumedėjusios, jeigu matos. Net sunkiai lankstas šitaip nušalo. Paskutinis setukas ir šiandien užteks man. Tai vat. Ai, urme. Ragelį pamiršau išsitraukti, nes labai trukdo. Nu va, viskas padariau šiandien treniruotę. Tai va, ir užtenka. Ir primenu, jeigu nesate susitvarkę dviračių, puikia galimybė dabar susitvarkyti juos. Jums reikia susisiekti su traška braška. Ir viskas. Nežinau, kaip ką jums pasakyti. Nukvakau vėl, galva nedirba, atrodo nuo sporto. Šaltis ir veikia. Nu žodžiai, dviratis nėra paruoštas sezonui. Vežkite į trašką brašką servisą, kuris randasi Kaune, Vilijampoliai. Tai vat, sutvarkys, pasirūpins dviračiu. Galėsite ir pirikūpint, ką tik nori daryti. Tai vat, ačiū už dėmesį ir varau namo. O prieš tai dar užsuksiu į parduotuvę makarončikų pasiimt. Už tos 2 stebuklingus euriukus. Šausiu karštų makaronų. Tai va, o Jėzus.